Labą dieną. Sekanti dalis - 10 žmonių, 5 klausimai. Ir šiandien žmogus, kuris daugiausia klausinėja, o šį kartą jam reikės atsakinėti klausimus. Labą dieną. Labas, Andrėjau. Nu tai kaip? Pasirengęs būti klausiamas? Nu, žiūrint, kokia ta apklausa bus. Jeigu nebus ten kišama į šaltą vandenį 10 minučių panardintas, tai pasirengęs. Tada pradėkime. Pirmas klausimas. 22 metai, 02 mėnesis, 24 diena. Ką pats atsimeni apie šitą dieną? Na, šiaip labai lengva prisiminti. Iš tikrųjų, nes tą dieną, kadangi jau kokias turbūt 2-3 dienas prieš tai jau keldavausi anksti. Tuo metu aš dirbau TV3 LT vyriausiojo redaktorium, vesdavau laidas per TV3, tai mes jau laukiam to, ar ne? Tai aš labai gerai pamenu, kaip visą laiką pranešinėdavo amerikiečių žvalgyba, kad čia tuoj bus puolimas, čia jau kokį turbūt mėnesį, 2 gal prieš, nepamenu, gal 3. Ir kai jau buvo prieš tą vasario 24, tai jau buvo vos ne kasdienį, aš nekam, tuoj bus. Tai aš atsimenu, paskutinės kokias 3 paras iki vasario 24 dienos keldavausi kokią 4:30, 5:30 tame tarpe. Tam, kad anksti atsikėlęs, pažiūrėčiau, ar kažkas nėra pranešama, ar nėra jau tas karas prasidėjęs, nes, žinau, kad reikės iš karto skambinėti kolegams, pradėti užkurti tą aparatą, kad visi pradėtų dirbti. Tai vasario 24 irgi nebuvo išimtis, tada atsikėliau gal kokią 5, gal 5:30 tame tarpe, pramiegojau. Bet iš karto, aišku, keliuosi ir žiūriu į telefoną ir matau, kad, jau viskas, jau yra. Tas, aišku, nieks čia nelaukia su ta nuotaika, kad, jetau, kada čia bus. Bet ta nuojauta buvo, kad tikrai kažkas ateina. Ir tada prasidėjo iš karto skambučiai, kaip dabar pamenu. Iš karto pradėjau skambinti kolegoms, pradėjom žiūrėti, kas čia vyksta, kiek mūsų žmonių dirba, kad būtų, kaip pasijungtų kuo daugiau žmonių, kuo greičiau. Nes srautas buvo žiauriai nežmoniškas, atsimenu, didelis. Aišku, visų pirma ir šokas. Nors to... Šokas. Nors tu ir tikiesi, kad bus, ir pavyzdžiui, kaip aš, mes žurnalistai iš esmės yra pusiau tokie cinikai, ar ne? Jie... Visiškai. Ne pusiau, visiškai cinikai. Visiškai gerai, kaip ar ne? Mes pripratę prie tų nelaimių, prie visokių baisybių, taip atrodo, kad tu praneši, kas yra toli iš šono ir kai tu pajunti, kad tas didžiulis karas prasidėjo ir jis jau yra šalia, tada visai kitaip pradedi reaguoti. Kaip dabar atsimenu, tada žmonai pažadino žmoną, sakau, žiūrėk, man čia reikia greitai susiruošti, važiuoju į darbą ir sakau, grįšiu tikrai labai vėlai. Taip ir buvo. Nes iš karto aš susirinkau greitai žaislus, atsiprausiau, išvažiavau į darbą, tai realiai grįžau irgi kokie gal 11 vakaro, nes reikėjo viską suorganizuoti. Ne tik tai, kad portalas veiktų, ar ne, kaip žmonės dirbtų, viską, kas kur ką daro, taip ir toliau pranešinėti, plus dar televizijoje darėm specialią laidą. Tai iš karto pailginom ten kokie gal, šiaip prastai žinios buvo valanda, tai padarėm gal kokie ten 1,5 ar netoli 2. Buvo tas užkurtas procesas, kad reikėjo ieškoti žmonių, kas gali pašnekėti, tie visi mūsų karybos, ten gynybos, nacionalinio saugumo ekspertai. Reikėjo juos surasti, juos su jais šnekėti, prišnekint, kad būtų laiku vietoje ir tiesiogiai rinktis informaciją, kuri nuolat keitėsi. Buvo žiauriai sunku dar suprasti ir suvokti, iš kur tą informaciją gauti, iš kur rimti, kad suprasti, kas vyksta. Ukrainiečiai turbūt patys dar sunkiai rankėjusi, kas kur vyksta. Tai mums dar suprasti ir suvokti, kas kur yra dar sunkiau. Tai buvo tikrai daug chaoso. Ir tik tai, kai grįžau namo, pamenu, tada kaip, toks, žinai, kai tu esi visą laiką tame sukūrėje įvykių, tai tu pats biškai nesu. Jo, nėra kada galvoti. Ir tada, kai grįžti, galvoju, blemba, kas čia vyksta? Tada tokie yra toks rusiškas žodis, tada tie athodai prasideda. Biškai pradeda sukti smegenis, taip ir toliau. Ir po ta diena buvo tokia chaoso, viskas tvarkoja, bet sekančios dienos gal truputėlį netgi sunkesnės buvo. Kada jau pradedi suvokti, kad čia, žinai, ta baimė buvo, kad kaip pačioj pradžiai paminė, kad Ukraina čia paims per 3 dienas, čia bus blogai ir tada pys galvoju, o tai jeigu Ukraina per 3 dienas, tai sekantis mes, ne? Ir tada pradedi galvoti, o tai čia apie save gal reiktų pradėti kažką mąstyti, žinai. Gerai. Antras klausimas. Tu į jį iš tikrųjų atsakei šitam pirmam klausime, kad tu pajutai šoką, jausmas. Tada kitaip klausimą tau užduosiu, ką noriu, tau uždavinėjau mano laida. Kokie buvo tavo jausmai, kai tu grįžai namo ir pasikalbėjai su žmona ir ką galvojai, kad reikia daryti, apart darbo?
Nu, žmona, gal pamenu, kėlė klausimus, kas čia bus toliau, ką čia mes darom, nes, ar čia tas karas, tas, kuris bus tik Ukrainoje, ar čia ir bus mums kažkas grėsia. Ir aš kaip dabar atsimenu, kai šnekėjom, kad sakiau, sunku dar pasakyti. Sakau, dar reiktų, sakau, luktel, sakau, Ukraina, sakau, didelė, sakau, užtruks, sakau. Ir be to, sakau, kad Ukraina, sakau, užimta, tai nereiškia, kad, mus iš karto užiminės. Sakau, greičiausiai taip nebus, sakau, nes nors sakau, kad ir koks aš esu kartais skeptikas NATO atžvilgiu, sakau, galbūt tikėtina, kad palauks kažkiek, bet vis tiek žmona, kaip dabar atsimenu, sako, tu darbas, sako, darbo, kaip tu nori, bet sako, reikia ir pasirūpintum, sako, manim ir vaikais. Tai sako, turėk tą galvoj. Sako, yra ne tik darbas. Ir iš tikrųjų, bet taip iš karto neįvyko, aišku, žinoma, ir aš pasirūpinau, nei kažką dariau, ten po to žmona aiškino man, žiūrėk, sako, mėnai jau praėjo. Tu nieko nedarai. Mano, sako, tu nieko nedarai. Tai va, tai po to jau teko padaryti. Dabar jau tikrai pradėjom kursus visokius lankyti, išgyvenimo, ten kuprinės krautis ir toliau, tam, kad būtum pasiruošę. Pažiūrėjau, pas mane visada yra 5 benzino bakai pilti. Labai gerai. Ir aš turiu nedidelę dalį, bet turiu maisto atsargų, aš turiu bent šiokį tokį suvokimą, ką reiktų daryti. Nes tiek aš subūriau tokią draugų komandą. Bendrinsime apie tai, kad tu subūrė, nereikia, kad visi žinotų, ką tu darysi. Tada trečias klausimas, ar aš nežinau, ar tu turi į jį atsakymą. Kai prasidėjo karas, atsirado volontiorai, vadinsim juos taip, kaip Ukrainai vadina, visokios organizacijos, kurios pradėjo rinkti labdarą, vežti paramą į Ukrainą. Ar tu kažkiek prisidėjai prie šito? Sąžiningai. Taip, aš netgi vienu metu turėjau tokį užsistatęs kasmėnesinį tokį nuo sąskaitos nurašymą pinigų. Aš savo aukojęs, galvoju, 3-4 organizacijom. Vienintelį, ko neaukojau ir niekada neaukojau, tai yra prie parduotuvių renkantiems aukas. Jo, čia neaišku. Nepasitikiu ir nežinau, kas renka. Jo, teisingai, aš irgi taip niekada nedariau. Tai va, o visiems kitiems, taip, ne visiems, bet turėjau tokias atsirinkęs, nenoriu sakyti pavadinimų. Nereikia, nereklamuoju. Bet turėjau tokias 3 gal atsirinkęs tokias organizacijas, kuriems aukodavo. Bet pastebėjau pats pagal save, kad karo pradžioje aš aukodavau daugiau negu aukoju dabar. Nors ta padėtis atrodo kartais yra sunkesnė. Jis yra nesunkesnė, yra daug blogesnė. Tai va, ir tas atrodo, ir ką pastebiu su kitais, būna kartais pasišneku su draugais, arba šiaip matau, ką sako tie volontiorai, kad keistas paradoksas, žmonės taip pripranta prie to ir atrodo, kad nors padėtis ar ne atrodo sunkesnė, bet aukoja mažiau. Ir nežinau, kom paaiškinti. Aš galiu paaiškinti, čia kalti jūs, žurnalistai. Jūs pripratinat žmonės prie karo, prie baisumų ir tai, kad praneša per televiziją, per radiją, per YouTube, kad šiandien žuvo ten 10-20 žmonių per apšaudymą, jau niekam pasidarė neįdomu. Žmonės priprato prie kažkieno tolimos tragedijos. Karas Ukrainai pasidarė visiems labai tolimas. Čia mano tokia mintis. Aš ką dar norėčiau pasakyti šitoje vietoje, kas į temą tikrai yra. Mūsų žurnalistus jaunus, kada mokydavo universitete, aiškindavo vieną pasakymą. Žiūrėkit, sako, karas koks nors ten Afganistane arba Afrikoje, jeigu vyksta, jeigu nėra 100 aukų, sako, jis yra niekam neįdomus. Sako, kas, kad kiekvieną dieną žūsta ten po 80-70 žmonių ten. Sako, niekam neįdomus. Arba dar vienas atvejis, kuris mane labiausiai šokiravo. Atsimenu, aš dar TV3 žiniuose dirbau reporteriu, čia nežinau kiek metų atgal, kokį Sirijos karas buvo. Tada, kada Asadas nuodijo vaikus dujomis. Ir tada buvo 2 reportažai rodomi, viens po kito. Vienas buvo parodytas, tada dar kažkaip žurnalistų etikos inspekcija leisdavo rodyti vaizdus, buvo parodėm užsienio naujienų reportažą, kuriame buvo koks 20-30 vaikų išnuodyta. Tos lavonėlius rodėm visų vaikų kūnus. Ir sekantis buvo reportažas kitas apie tai, kaip kažkuriam Lietuvos kaime buvo skerdžiama kiaulė. Visą tai buvo rodoma, įprastas tradicinis dalykas, kaip žmonės skerdžia kiaulę, ką daro ir taip toliau, ir kaip ten po to dešras galbūt daro, arba kažką ten mėsą išdarinėja. Tiek sulaukėm sekančią dieną skundų tokių supermamyčių, kurios
piktinosi reportažu. Spėk, Apie kiaulę. Aišku, kad apie kiaulę. Ne vieno skundo apie tai, kad rodomi vaikų kūneliai Jo. mirė ten išdyti. Apie kiaulę, tai kaip jūs drįstat vaikams rodyti, tak, sako, gi vaikai žiūri žinias. Kaip jūs drįstat tą daryti? Sako, taigi, sako, žiaurus vaizdai. Apie vaikus mirusius ne vieno skundo. Jo, čia baisus dalykas yra, kaip pasakė vienas iš pašnekovų, kad žmonės pavargo nuo karo. Aš sakau, nepavargo nuo karo, tiesiog priprato. Negalima pavargti nuo to, nuo ko... Ukrainiečiai pripranta prie karo, irgi tas pats. Kai tu esi kare, tu prie jo pripranti. Tu nebekreipi dėmesio, tiesiog gyveni taip, kaip yra. Gerai. Tada iš šito klausimo vėl išeinantis klausimas. Ar tu galvoji kada nors artimiausių metų nuvažiuoti į Ukrainą, padaryti reportažą? Tu žurnalistas. Nu, žinok, sąžininkai pasakysiu, kad dabar ne, nes nieko nenustebinsis, to nuvažiavome į Ukrainą ir padarėme reportažą. Aš ne apie tai, kad tu padarysi reportažą, aš apie tai, kad tu pats suprasi, ar galima nustebti kažką pamačius ar ne. Nu, tikėtina, kad tikrai pasikeistų vaizdas, žinai, nes žiūrint per televiziją ar žiūrint, žinai, nesvarbu internete kažkur, ką tu matai, tai atrodo kažkoks tolimas, žinai, filmukas. Kai tu pats pajunti, žinai, kaip skrenda tie šahedai, ten dronai, žinai, ar ten skrenda į pavojų, žinai, raketos yra. Tai pirmaisiais atvejais aš įsivaizduoju, kad tikrai yra baisu, bet po to ir patys ukrainiečiai, ar nepripranta? Nu, tam reikia daug laiko. Bet tam reikia pajusti tą savo kainą. Jo, mano pažįstama viena dabar grįžo iš Ukrainos, pirmą kartą nuvažiavo į tenai. Savaitę pabuvo ir jinai matė tiesiog tai, kas įvyko ir jinai buvo šokė. Jis buvo šokė, nors jinai žinojo, viską domėjosi. Gerai. Ir paskutinis klausimas, jisai bus toksai apgaulingas tau. Kitaip jau užduosiu, negu vienaip užduodu, kitiem kitaip. Ką reikia padaryti, kad šito karo nepralaimėti? Karo kurio? Ukrainos. Vakarų su Rusija ar Ukrainos su Rusija? Nu, aš skaitau, kad nebėra karo. Kad čia bendras? Jo, kad čia jau bendras karas. Aš žinau, Andriejau, nesutinku. Pagal tai mes norėtume, kad jis būtų bendras. Tačiau pagal tai, kaip elgesi kitos Europos valstybės, tai jis yra visiškai nebendras. Tai, ką aš matau, tai yra palikta ukrainiečiams. Nors, ar ne, mes matome, kaip Europos šalis perka ginklus Ukrainai. Bet tą pačiu mes matome, kaip parama mažėja ukrainiečiams. Nors Amerika, ar ne, vienas prezidentas sakė, ten iki kiek reikės padėsim, po to iki kiek jau galėsim, mes jau padėsim, kitas atėjęs sako, iš viso nepadėsim, ar ne. Nu, jie ten du buvo. Tai gaunasi taip, kad ukrainiečiams nors ir padedama, bet, nu... Tai ką daryti, kad nepralaimėti? Man toks atrodo vaizdas, kad vakarai padeda tik tai dėl to, kad išlaikyti veidą. Tai yra toks posakis, ar ne, kada tu morališkai, ar ne, prieš tam tikrą dalį tautos, tu negali pasakyti, ne, mes nepadėsim, mesgi demokratija, mes padedam, ar ne, ten Afrikoje, ten klimato kaitą, ten kažkaip gerinti ir taip toliau, bet kaip mes nepadėsim Ukrainai. Tai padeda šiek tiek. Patys nesirengia beveik karui, ar ne, kokie nors ten prancūzai, britai arba ten italai, ispanai tiesiai šviesiai bent jau sąžiningai pasakė, kad nesirengs ir ten pinigų daug neskirs. Tai aš manau, kad kol nesupras didžiosios vakarų Europos valstybės, kad reikia pradėti remti, tol to karo mes ir manau, kad nelaimėsim. Nes Lietuva su savo ten Estijos ir Latvijos biudžetėlių mažiukais, tai mes niekaip negalim. Mes savo biudžetą, jeigu visą atiduotume. Ne, mes ne apie biudžetą. Yra toks dalykas kaip resursai. Tai aš manau, kol nebus visuomenės spaudimo. Nes politika yra tokia žmonių rūšis, kuri, atsiprašau, yra tokia žmonės, kurie reaguoja labai į spaudimą. Tai aš tada grįžtu. Kol nėra visuomenės spaudimo, tol ir niekas nepasikeis. Prie ketvirto klausimo. Aš oficialiai žmonėm matant, kviečiu į sekančią misiją, tam, kad tu pamatytumai ir suprastumai ne teoriškai, o praktiškai, kas yra oro pavojus ir pravažiuoti pro kapinės. Ir suprasti, kiek liko laiko Ukrainai kariauti pačiai ir kad paskui būsime mes. Bet ar galim sakyti, kad dabar ar ne čia, daug yra šnekama vėl apie visokias taikos darybas ir taip toliau, kartais man toks susidaro vaizdas, kad tikėtina, kad tas karas sustos. Jeigu jisai sustos, aš džiaugsiuos, nes mano draugai nustos žūti, mano pažįstami nustos žūti, aplamai karas yra blogas dalykas.
Bet mano labai subjektyvia nuomonė, jeigu karas sustos pagal Rusijos grinai norus, o panašu tik taip gali Pagal jų atsitikti. padiktuojamas taisyklės. Jo, tik tai taip gali baigtis dabar šiuo metu. Tai mums neužilgo teks kariauti čia, o jau tada ukrainiečiai mums nepadės, nes mes būsim išdavikais. O kodėl išdavikas? Mes, Lietuva atrodo padeda, ne? Ne, mes, kaip tu ten sakei, mes darom vaizdą, kad padedam, o iš tikrųjų jie skaitys mūsų išdavikais, kurie mūsų metė. Nu, taip galvos ukrainiečiai. O blogiausia situacija yra tai, kad bus išrinktas koks nors asmo, ale Aristovičius, kurio mes dabar net pavardės gal nežinome, kuris pasakys, kad jis atiduos Ukrainą, Rusijai, nu ir pasidarys kaip Sakartvelė, Gruzija. Ir mes turėsime labai didelių problemų. Nu, gal nepasakys taip atvirai, bet padarys, kad tai būtų. Padarys. Gerai. Pas mus trumpas kinas. Ačiū labai. Iki kito. Nu, čia nesvarbu jau, aš iškirpsiu.